Labas rytas visiems. Mindaugas sveikinasi iš savo kito darbo kabineto. Prieš pradedant eksperimentą, šiandien yra sekmadienis, gegužės 31. Pirmadienį prasideda oficialiai mano eksperimentai ir panašiai, ir taip toliau. Tai dabar pamėginsiu prisidėti prie savęs. Lietuviškai būtų galbūt išvertus iš anglų kalbos nuolatinis cukraus kiekio matavimas kraujyje ir panašiai. Taip. Kodėl deduosi šitą daiktą? Visų pirma, nėra oficialiai pas mane nustatyta diabeto ir panašiai, bet kad nebadyt pirštų ir nežiūrėti cukraus kiekių su tuo rankiniu aparatu, tai bandysiu prisidėti šitą aparatą prie savęs, kad pastoviai telefone galėčiau sekti cukraus kiekį kraujyje ir panašiai. Šitą aparatą galima, nežinau ar aparatą ar daiktą, galima naudoti iki 2 savaičių, po 2 savaičių turėtum keisti jį. YouTube ieškojau truputėlį informacijos apie jį, tai nuomonės yra prieštaringos. Vieni sako, kad geriau badytis pirštus ir matuotis pastoviai, nes parodo tikslesnius duomenis. Bet esu badęs ir pirštus. Tai nelabai malonus jausmas, tai bandysim prisisekti šitą. Darau tai pirmą kartą. Klausau telefone instrukcijos ir darau kaip pasakyta. Tai atsiprašau už pašalinius garsus. Nu, žodžiu, atėjo lemiamas akimirka. Tai dabar su šituo daiktu turėsiu būti 2 savaitės. Nu ką, dabar vyksta skenavimas ir tai vat, šitokia yra mano būklė. Tai vat, būtų tokia mano būklė. Matot, kiek matot. Tai turbūt tiek šiam kartui iš manęs. Laukiu, kol šitas daiktas rasta mano įrenginį. Telefonas, kol ras šitą įrenginį. Tai tiek šiam kartui. Telefonas sunkiai randa, tai negaišinsiu jūsų laiko. Tai va, taip atrodo viskas. Čia va. Jeigu kas nors serga diabetu ir naudojat šitą daiktą, parašykit kaip ir atsiliepimus, jūsų nuomonė. Šitas daiktas parodo tikslius duomenis ar nelabai. Nu ir šiaip parašykit, būtų įdomu sužinoti iš žmonių, kurie pastoviai šitą naudoja ir kuriems reikia šito ir pagal kurį gali spręsti, kiek reikia vaistų ir panašiai dėl diabeto. Tai geros visiems dienos ir iki sekančio video.